lapukas. Tai yra toks dalykas, kaip įvedimas į raganavimą. Jums nereikia būti raganiam ir, ką sakyti, nereikia nieko daryti. Bet aš noriu pasidalinti, kaip tai vyksta. Tai vyksta sapnų metu. Jeigu jūs įvestas esate į raganavimą, tai jūs sapnuojate, kad jūs valgote, o valgymas, ką tai reiškia valgymas, tai yra kaip nuodai, dvasiniai nuodai. Ir po valgymo jūs susirgat, o kai susirgat, galite numirti. Tokios pasiekmes to dvasinio valgymo. O kitas būdas yra mylėjimasis. Tu myliesi su kažkuom. Gali būti vyras, gali būti draugas, gali būti bet kas. Ir tu sapnuoji, kad tu myliesi. Ir iš tiesų sapnuose to negali būti. Sapne Dievo vaikai negali mylėtis. Nėra. Iš tikrųjų tokių dalykų negali būti sapnuose. Jeigu jūs jau sapnuojate, reiškia, jūs esat įvesti į raganavimą. Dar kitas priežastis, kaip simptomas, yra, jūs sapnuojat, kad kažkas kažką nužudo jūsų akise arba pats jūs žudote kažką, tai irgi yra įvedimas į raganavimą, į satanizmą, kai tai arba nori, kad jūs kažką nužudytumėt, arba nori jūs nužudyti tos dvasios. Tai yra blogos mirties dvasios, kurios ateina pakenkti. Tai gali būti kaip žlugimas kažko, ar tai verslo žlugimas, ar tai skyrybos, kažkas blogo, kažkas pasibaigė, kas turėtų teikti džiaugsmą, tas pasibaigė. Po to gali būti gėrimas vyno. Tai žinau tokį liudimą, kad žmogus gėrė vyną. Ir, dabar tiksliai neatsimenu, bet tai buvo taip, kad jis ar investavo į verslą, ar norėjo verslą daryti. Turbūt investavo. Arba norėjo ir jam buvo atsakyta, nes pasirodė nebetinkamas. Po to sapno, grinai po to sapno pasirodė netinkamas. Tai kai jūs, pavyzdžiui, pasimylit su kažkuo, tai jeigu jūs turit vyrą, ar žmoną, ar vaikiną, tai jie iškart pajaučia dvasiškai, kad kažkas su jumis nebe to. Ir dar noriu perspėti tokį dalyką, kad raganavimas gali ateiti per smurtą, išprievartavimus, nužudymus, abortus ir taip toliau. Per traumą, ateina per traumą. Tas žmogus gauna stiprų sukrėtimą ir per tai įvesdina į raganavimą. Tai jeigu jūs išprievartavo, tai jūs turite padaryti dvasinę skyrybą su to žmogum, nes jūsų dvasios susipynė. Tai jeigu koks Petras Petraitis išprievartavo, jūs sakote, išsiskiriu su Petru Petraičiu Jėzaus vardu. Ir reikia prašyti, kad Dievas išgydytų jūsų širdį, sielą, dvasią, kūną nuo to viso patirto blogio, nuo to sukrėtimo, kad jūs galėtumėt vėl naujai iš naujo gyventi savo naują gyvenimą, kad joks blogis negalėtų jumis manipuliuoti. O jeigu yra smurtas, smurtauja vyras, tai reikia labai dažnai atleidinėti, atleisti tam žmogui, kuo daugiau atleisti, kad širdis būtų laisva Dievui ir kad nebūtų neapykantos, pykčio, kad jūs pati nenorėtumėt smurtauti, pats nenorėtumėt smurtauti, kad būtumėt sveiki dvasiškai, kad jūsų širdis būtų sveika. Tai tiek. Ate.